Norėčiau pasidalinti labai greitai su tokia įdomia refleksija. Aš pas Valdą atėjau vasario mėnesį ir kažkaip dabar atsiminiau, su kokiam tam problemom atėjau. Tai buvo nemiga, buvo nepakankamumo jausmas, buvo ten sveikatos problemos, buvo daug psichologinių problemų, buvo daug traumų. Ko ten nebuvo? Ir aš dabar taip važiuoju, man taip gera ir aš taip pagalvojau, ar yra manyje kažko, ko dar norėčiau atsikratyti. Kažkokios baimės, kiek baimių ten turėjau, tai aš nežinau, kaip aš ten anksčiau gyvenau. Ir aš taip važiuoju ir taip galvoju, nėra. Absoliučiai nėra. Ar aš turiu kažkokių baimių? Aš net nebežinau, kas yra baimė. Tasme, ant tiek, kad ar aš jaučiuosi kažkokia netokia, kažkokia nepakankama, tai iš vis juokinga, kaip aš galiu būti nepakankama. Ar aš turiu miego problemų? Absoliučiai ne, jokių. Tai kokios problemos iš vis? Ar aš turiu apskritai problemų? Ne, kokios problemos? Tai, turėsime, jeigu kurčiau, tai turėčiau, ne kur. Tai neturiu. Fainai. Nežinau, gal dar kažkas išlys, bet taip šias tokias 4-5 dienas, tai jėga, smagu.